Paklausyk, jeigu tu atsidūrė čia ir dabar, tai galimai žinutė tau. O korta nori tau pasakyti, kad ta nepasiekiama žvaigždė tavo danguje, kurią tu tikėjai, pasislėpė nuo tavęs. Tai ta tavo svajonė, tas žmogus arba žmonės, iš kurių tu tikėjaisi pagerėjimo, jie tavimi pasinaudoja. Jie tavimi skaudžiai pamanipuliavo. Tai yra manipulacijos korta. Tai greičiausiai moteris įsikišo į šitą tavo istoriją arba moteris, kuri tavimi manipuliuoja ir kuri siekia savo tikslų iš tavęs ir galvoja, kad pasieks. Ji galvoja šitą moteris arba va, tie žmonės galvoja, kad tu vis dėlto pasiduosi. Tų žmonių vardai galėtų būti prasidėti raidę M ir skaičiukai, jiems labai yra svarbus skaičiai, trejetas arba nulis, vat kažkas su tuo susiję. Tai yra vyras, tai yra šeima. Labai panašu, kad imperatorius ir imperatrienė. Tu taip stipriai saugai tos santykius, tai taip stipriai saugai tą ryšį su juo, su šito žmogum, su šito vyru, šito imperatoriumi. Ir tu ant tiek stipriai tikėjai juo, tu tikėjai iš jo palaikymą. Tikėjai, supranti, tu gyvenai šalia jo kaip karalienė. Tu gyvenai savo gyvenimą, bet per vieną akimirką šita moteris sugriovė tavo svajones visas. Dabar yra daug veiksmų tavo gyvenime. Tu bandai prisikelti, tu darai žingsnius, tu bandai patikėti, kad galbūt reikia viską atvirkščiai paleisti ir nieko nedaryti. Tu turi tokių minčių savyje. Galbūt pas tave yra žmogus, kuris nori tau padėti ir pagelbėti tau. Vardas galėtų jo būti iš A raidės, kažkas tokio, su šešetuku susijusi, skaičiukas, tai gali būti. Galbūt jis tave kviečia eiti su juo kartu, taip, gyventi su juo kartu, būti su juo kartu ir jis kviečia tave rimtiems santykiams. Bet vis dėlto yra manipulacijų. Į jūsų aplamai, kur tu beeitum, ką tu bedarytum, visur visi į tavo gyvenimą dabar kišasi. Ir visi nori, kaip atrodytų, tau padėti. O korta tau sako, kad tu nematai vieno paprasto dalyko, kuris tau palengvintų tavo apsisprendimą ir tavo gyvenimą. Nuo kurio